Tai tu bėg. Sveiki visi šios nuostabios pamokos dalyviai. Šią gražią dieną aš, Gabrielius ir Herkus ir Erikas pristatysime jums Matkės vaizdo įrašą su įvairiais mūsų paruoštais nuostabiais vaizdais ir sudėtingom bei įmantriom sąlygom. Ir išties. Užtrenkiau duris. Nu, tu pasakyk, ar užtrenkiau. Pasakai, sorry. Ne, tai šios Jori, mes tavim tikim. Jori. Gerai. Čia pro Hesą, ne? Čia pro tu galim važiuoti. Galim pro Hesą. Pro Hesą, manau. Taigi, pirmas uždavinys. Kuris kelias jau pasirinktas bus greitesnis? Aš parodysiu šio uždavinio sprendimą. Taigi, visų pirma, paspaudžiate ant šito Google Chrome mygtuko arba Firefox'o, gali būti įvairiai. Tada uždarote visas nereikalingas skirstukus, visus nereikalingus. Oi. Tada, ką jums reikia padaryti? Nueiti Google Maps. Taip, matot. Toliau. Susivedate savo norimą kelionės vietą. Spaudžiate directions. Įsitikinat, kad netyčia savo adresą neįrašėt, todėl nes skaičiuojat nuo mokyklos. Ir tada jums parodo šios kelią. Taigi jie turėjo du pasirinkimus. Arba keliauti per Vizapavičiaus prospektą, arba keliauti per Hesą. Taip. Ir pro Romos Kalantos gatvę. Aišku. Tada, o gal Roko kalba. Tada jūs atsidarote Paint'ą. Susirašote abu skaičius. Tai yra 10,5 km ir 8 km. Tada jūs palyginate, kuris iš šitų dviejų skaičių yra mažesnis. Ir jūs pažymite, vat va, tokia vardinė. Ir taip. Jeigu turite tokių klausimų, prašau rašyti juos į komentarus, aš atsakysiu video formatu. Taigi, kuris iš jų, tų dviejų pasirinktų kelių, bus greitesnis? Ir dar vienas dalykas, kuri kelią pasirinko teisinga, tai yra trumpesnė. Ar jie pasirinko kelią ilgesnį? Bėgam. Ai, telefonas, čia galvoju, palikau telefoną. Atidaryt? Čia šiaip transition. Štai yra pavaizduotas vienas iš uždavinių. Kiek tamsta Erikas padavė šitai nuostabiai močiutei, turint omeny, kad Erikas turi geriausiu atveju 3 eurus ir 50 centų savo piniginėje. Kiekgi jis sugebėjo atsisveikinti su kiek pinigų? Yra 4 galimi atsakymų variantai. A.
A. 35 centai. B. 50 centų, čia labai dosnus palyginimas iš manęs. C. 75 euro centai. D. 25 centai. Ar C. Ar E. 0 centų, todėl jis jai padavė šokoladinius pinigus. Rinkitės dabar. Nuo šito priklauso jūsų asmeninis gyvenimas ir savivertė. Nes man būdavo, aš mažas būdavau ir aš visada tipo toks žiauriai. Toks atsilupęs vaikas buvau, tipo maždaug. Sekantis uždavinys. Kiek? Tiksliau, kiek pinigų išleido Herkus ir Gabrielius, žinant, kad Gabrielius užsisakė mikroil vidutinį kompleksą, Herkus užsisakė 2 mėsainius su sūriu ir Coca-Cola Zero. Skaičiuokite dabar išties. Tokių klipukų paimam klipukų, kur Joris galės editinti. Aš neturėjau nė žalio supratimo, ką man su to klipu padaryti. Absoliučiai. No clue. Taigi, sakantis uždavinys bus mano sukurtas ir originalus. Jis yra pateiktas štai šičia. Dviženklį skaičių padalijus iš jo skaitmenų sumos, gaunamas dalmuo 3 ir liekana 7. Raskite tą skaičių, jeigu yra žinoma, kad sukeitus jos skaitmenis vietomis, gaunamas skaičius, kuris yra 36 vienetais didesnis už duotai. Šito sprendimo aš neparodysiu, kadangi manau, kad turėtumėt ir patys išmokti spręsti uždavinius. Ir aš nematau čia nieko neaiškaus, ko jūs čia negalėtumėt suprasti. Taigi, prašyčiau spręsti. Štai dar vienas iš Jorio klasiškai originalių uždavinių. Taigi, uždavinio sąlyga yra štai tokia. Dviračio rato spindulys yra 35 cm ilgio, ratas pasukomas ir paleidžiamas riedėti. Pirmą kartą jis apsisuka per 1 sekundę, paskui dėl trinties kiekvieną kitą sekundę nurieda 15% mažesnį atstumą negu prieš tai buvusią sekundę. A. Kokį atstumą ratas nuriedės per pirmas 10 sekundžių, atsakymą pateikite 1 cm tikslumu. Ir B. Kokį atstumą ratas nuriedės, kol sustos, atsakymą irgi pateikite 1 cm tikslumu. Noriu pagalvoti. Galvojimo laikas baigėsi. Prašyčiau pateikti atsakymus dabar. Sekantis uždavinys. Kiek įmanoma iškepti sausainių per 1,5 metų, skaitame maždaug 435 dienas. Jeigu tu turi 52 orkaitės, kurios gali iškepti maždaug 1 sausainį per valandą, ir jos dirba 12 valandų per parą. Taigi, trumpam pagalvokite. Tai ar A. 271 tūkstantį, ar B. 6 milijonus. Teisingas atsakymas, vienareikšmiškai aišku, yra 6 milijonus. Tikrai taip. Oi. Prašyčiau atleisti, tai neturi nieko bendra su šitų uždaviniu.
Na, štai ir pagaliau atėjo pabaiga mūsų nuostabaus vaizdo įrašo. Tikiuosi, kad matematikos mokytoja nesupyko ir kad uždaviniai jums patiko. Ir prašyčiau įrašyti 10. Todėl nes mes labai stengiamės šį darydami. Išties. Lechaim.